Štai, kas jums padės išspręsti savivertės problemą. Paprastas pratimas. Žiūrėkite, yra 20 eurų ir jeigu aš juos girsiu, glamonėsiu, džiaugsiuosi, glostysiu ir piniginėje laikysiu pagarbiai, bučiuosiu, kiek galima už juos nusipirkti parduotuvėje? Tiek, kiek už 20 eurų. Ir jeigu aš juos niekinsiu, glamžinsiu, nuvertinsiu ir sakysiu, kokie yra niekingi ir niekam verti, kiek galima už juos nusipirkti parduotuvėje, lygiai tiek, kiek už 20 eurų. Taigi, įsivaizduokite, kad jūs esate banknotas, jūsų savivertė nuo to, ką kiti sako apie jūs gero ar blogo, ar ką jūs pats savo sakote gero ar blogo, nesikeičia. Jūsų savivertė nepriklauso nuo jūsų amžiaus, išvaizdos, storumo, plonumo, pareigų, pinigų ir panašiai. Jūs esate, jeigu šitame pasaulyje jau dabar, jūs esate vertingas ir jums priklauso džiaugsmas, laimė lygiai tiek pat, kaip bet kuriam kitam žmogui. Jūs esate vertingas jau dabar ir niekam jums nereikia to įrodinėti, uždirbti ar nusipelnyti. Jūs esate vertingas lygiai tiek pat, kiek kiti ir nei mažiau, nei daugiau.